Kaip viskas jūsų gyvenime prasidėjo, tas kūrybinis kelias, kaip jis prasidėjo? O, tai turbūt dar net nežinau. Ar čia kaip būna nuo mažens, ten lipdė, darėt kažką, tai ir kito kelio pasirinkti kaip ir nebuvo jau nei prasmės, nei noro, ar tai atsirado spontaniškai kažkaip? Manau, kad tai turi fatališką atspalvį. Kito ir pasirinkimo nėra. Kuo aš būčiau, jeigu nebūčiau, pavyzdžiui, skulptorius. Nežinau, statybose dirbti, tai turbūt nedirbčiau. Nors kartais ir tenka užsidirbti pragyvenimų statybose. Bet turbūt, jeigu tu turi tos, štai mąstau, tos kūrybinės ugnies, tai visada rasi, ką padegti su ta ugnim, kažkur realizuoti. O čia turbūt prigimties dalykas, aš manau. O skulptūros pasirinkimas? Tai turbūt susijęs su specifika. Mane tapyba kaip spalvų žaismas mažiau jaudina, o skulptūra kaip formos, tai sakant, yra arčiau to, ką gali pačiupinėti su liečiamaisiais pojūčiais. Tai yra juos išreikšti per atstumą. Tai nebūtinai ten suprasti skulptūrą reikia paglostyti, bet tai yra ta specifinė plastika. Bet ne dėl to aš manau, kad tai yra monumentalu amžiams. Planai, tai čia nieko nėra amžino, viskas keičiasi, bet tai yra pastovumas. O kodėl man ta skulptūra taip nukrito, aš tai net sunku pasakyti.